pasivaikščiot po salą. Einam pro avelių brydą. Čia vakar jos praėjo, tada pro mus burpsėjo, pramykė. Kokį garsą avis skleidžia? Pramekeno? Nu jo, mekeno. Vaikštinėjom. Čia ant Vėjinės salos pusę. Čia taip stipriai visai vėjuota. O ten, kur mes pasistatėm, kepyklą. Karštą. Šitoj saloje jau nėra tokių stovyklaviečių, kaip buvo prieš tai lankytose, Nataro ir Orno. Čia stovi vienas kitas namelis, suplaukia laivai. Ir pavyzdžiui, vakar atplaukė 2 dideli laivai. Kaip ten vadinasi jie? Kečai. Vienas gafelinis, kitas bermudinis. Atplaukė 2 kečai dideli su įgulom jaunuolių. Tokios matosi, kaip stovyklos vyksta. Prisišvartavo šonų prie uolos. Ir šiandien, pavyzdžiui, šokinėja į vandenį, turškėsi, ten kažkas žvejoja. Įdomus stovyklos variantas toks. Mane šiek tiek stebino, kad Švedijoje tiek daug ąžuolų. Čia tokia ąžuolų giraitė. Atrodo ant tų akmenų. Tik tais pušis augs, bet daug ąžuolų. Ką tik papuolėm į akistatą su barsuku. Tas ten prie kelmelio kapstėsi. Ir aš pirmesnę jį pamačiau, tai jisai liko nustebęs. Kurį laiką žiūrėjom viens į kitą, bandėm suprasti, ar čia bus kova, ar čia reikia bėgti viens nuo kito. Ir tada barsukas neatlaikė įtampos, nubėgo link sodybos. Gražus toks. Priėjom avelių medį, avių prikritę po juo. Ten laukuose ganas daug irgi. Kasosi avis į nuvirtusią pušies šaką. Ir kadagio kažkokia. Užpakalė patrina nugarą šoną. Kita avis į šaką galvą pasikasa. Čia pušynas. Na štai nusprendėm plaukti. Reikia atsirišti nuo kranto. Perkišk per viršų. Išplaukė laivas be manęs. Nieko tokio, šiaip visai pasilikčiau dar šitoj saloj. Labai patiko, labai gražu čia. Napoleonsviken vadinasi šitą įlanką. Didelė pasirinkimo, kur statytis daug. Daug laivų atvaro. Tai tikrai highly recommend. Reikia prasitempt laivą prie akmenų, kad galėčiau įlipti. Oi, kopėtėlių nelaužyk. Nu, net nesinori lipti į tą laivą.
Noris dar pabūt su avytėm, su barsukais. Gražus čia miškas. Ir pievų, ir miškų, ir uolų. Visko yra tokia Švedijos asorti vienoj saloj. Kopetėlės užlenksi? Ai, pamiršau kopetėlės užlenkti, kad bangos jų nenubalnotų. Vandenį medūzų yra. Norėjau varyti išsimaudyti prieš išplaukiant, nes taip karšta buvo dienos pradžioj. Bet debesis užėjo ir vėsu pasidarė. Tai nuplaukė mano maudynės. Neturiu tiek švediško kraujo, kad lysti tą šaltą vandenį. Be saulės. O kaip čia dabar tas kopetėlės prisigt? Nenulaikus pačiai. Būtų paprasčiau sekti su 2 rankom. Ir dar būtų paprasčiau, jeigu matyčiau kažką. Neišlieks. O, kaip tik saulė išlindavo. Būtų dabar jau smagu ir išsimaudyti. Bet lekiam mes. Kaip sekėsi? Murdinas inkaras buvo? Nelabai. Gerai, vairuosi. Ai, planšetės būtų gerai. Čempionatas. Vokiečiai ruošiasi buriuoti. Pagausim. Prieš tai tik tai su grotu plaukė, dabar jau ir Genuja išsivinioja, kai pamatė, kad ant roros sėdim. Čempionatas su vokiška kokia nors Bavarija greičiausiai. Nežinau, ar jinai plaukia į tą pačią pusę, kur ir mes, kol kas į tą pačią. Ir čia turėtų mum pareidgusėlis, neuželgo. Vienas čia gerai dėjo. Kažkai koks mūsų ten max speed gaus. Septyni. O, važiuojam. Ai, bet šitoks halfvindinis. O, išsigazavom iki 6 mazgų greičio, bet ant šono nebepervertė. O tau užtat, kad varto ten. O, užbraučingavo biškę. Ar ne? Nu, jis kažkur ten į vėjo kapos. Gal mum irgi pro čia reikia kapot kaip nors? Į tą orną. Nežinau, nes. Nu gerai, varom. Kaip liepia Navioniksas. Geriau. Nes čia gal kažkaip į vėją taip tiesiai ir nušertumėm. Nu, gal ir taip. Nors. Varšiau aš irgi apie tos variantus, bet kažkaip gerą. Nežinau, kokie čia sąlygos. Nu, va dabar tai tipo atrodo taip užsikelti. Gal užsikeliam, bandom, prisitaiks kėsi. Nėra čia seklumų. Natas pasibaigė, nuplaukė varžovai ne į tą pusę. Mes šiaušiam link Uto. Nešamės. 6-4, 6-6. Nu, reikia atsileidinėti grotą. Aš moliūgų siemkas valgau. Nepatogu pritempinėti Genują, laikant moliūgų sėklas vienoje rankoje. 6-9, 7. Kaip su kateriu lekiam. O, vaikėlį. Na va, ir pavėsį įplaukiam. Vis dar plaukia priešais tie patys vokiečiai, kuriuos prieš tai vijomės. Matyt, jie per kažkur kitur apiplaukia. Verčia mūsų. Tai dar čempionatas pasirodo neužsidarė. Brokėjo save iš čempionato, nusimetė burės, užsikūrė variklį. Ir mes to tą padarysim iš tikrųjų. Bet mes iki galo kovojom. Na, susitikom kitą Alminbegą. Kaip gražiai varo, du diedukai, pilnom burėm.
Tikiuosi ne dėl mūsų jie čia sugandavo. Čia gražios sodybos irgi ant kranto. Varom vėl per Virtę. Iš pradžių motoravom daug, dabar tokioje atviroje vietoje gavom paburiuoti, bet vėjo labai daug. Gūsiai. Tokie buvo, dabar čia šoną. Vėl plaukiam pro Dalaro. Tenai anapus, panašiai tą vietą, kur ląstelių stovėjom su jėgos aitvarais plaukiam. Taip susidaro toks geras vėjo tunelis. Na, šiandien varom sportiškai, zigzagus čia paišom. Parodysim, kaip venduojam. Reikia suranduotis vėl širdį. Matyt, prie salų labai nereikia padaryti. Vendas? Net nereikėjo primalt su gervės ranken. Och tu. Jeigu nori pavairuoti, aš komentuosiu. O, jau kai kamera, tai pavairuok. Aš pavenduosiu. Atsibodo. Visą dieną mučiėjomės į vėją, išskyrus tam pradžioj kelias jūrmylės. O dabar čia iš viso gavom dafiga vėjo. Būris antras grotas rifas. Vienoje susukta. Plaukiam ne baisiai aštriais kampais, nu bet plaukiam. Čia su varikliu bandam aštriau, nes tingėjom žaisti, bet su varikliu labai lėtai gaunas, tai geriau paburiuoti. Nulūžo Jo. mūsų lazdelė. Jo, sulūžo gaila iš tikro lazdelę dabar. Teks kažkaip naują kažkokią tais nusipirkti. Dar nesibaigė mūsų plaukiojimai. Sukom dafiga ratų čionai. Po to uostą. Bandėm vienoje vietoje prisišvartuoti 3 ar 4 kartus. 3 gal. Ir karočią vis neįkipdavo inkaras. Nu ir tipo yra tokių įtarimų, kad ten tiesiog akmenys. Dabar laukinėjom lauk iš čia, iš šito uosto, nes 4 kartą bandant išvartuotis jau šiek tiek kitoj vietoj, inkaras įkibo, bet susivėlė ta visa ritė, ant kurios šniūras yra susuktas. Dabar va kapitonas baisiausiai nervuotas, bando išvynioti. Bandom paleisti šniūrą nuo inkaro, gal pavyks atnarplioti. Paleidom. Pagaliau po ilgos kelionės pavyko prisišvartuoti. Kas yra labai teisingas pasakymas. O, tu visas dumblina rankovę dar. Jo, reiks eiti dušą. Tai koks apibendrinimas? Prasidėjo diena gerai, bet po to viskas pradėjo eiti šudinai. Nu kaip šudinai? Nu, aišku, su vėją plaukti reikėjo pastoviai kapoti. O viską vainikavo, kad 3 kartus. Palauk, dar aš gavau į galvą iš Giko. Gikas surifuotas biški žemiau kabaliuoja. Kapitonas nepasakė, kad bus vendas, kad pasiruošti vendui. Jau vendas vyko. Griebiau venduot, žiūrėjau, ar Genoje perėjo ar ne. Ir gavau iš Giko į galvą. Biški aptirpo makufelis. Tada lazdelė nulūžo, kuri tvirtinasi prie rumpelio. Prailgintuvas, nu. Tada dar kapojom į vėją su 2 rifais grotę, su rifuota Genuje gerokai. Kai jau galiausiai šiaip ne taip atsikapojom iki šito uto uostelio. Nusižiūrėjom vietelę tokią ganėtinai laisvą. Metam inkarą 1 kartą, aš jau išlipu į krantą, Egi sako, neužkibo. Ploja mus vėjas prie lieptelio, tai gerai, kad daug vietos turėjom, nebuvo laivų aplinkui ir galėjom šonu atsistoti. Nu ką, susikaupiam, varom atbuliniu, apsukam ratą. Dar į keltą vos neįpūtą. Jo. Nu, keltas į mūsų.
kaip tik keltas išplaukinėjo, išsisukinėjo, bet čia, man atrodo, dar prieš pirmą bandymą. Jo. Nes vienas kateris iš vieno šono, keltas iš kito, aš nebeturėjom kur. Jo, dingt. Mes nelabai pasisukam, tai ten per keltą per kokį metrą užpakalį viens kito praėjo, jau ir ten iš kelto darbininkas buvo išlindęs pasižiūrėti, ar nekliudys. Tai žodžiu, vieną kartą švartavomės, neįkibo inkaras. Ok, susikaupiam, susirinkam viską, pavyksta atsiplėšti nuo krantinės, bandom antrą kartą. Antrą kartą... Irgi nepavyko, taip pat, identiškai. Man atrodo, ten gal ir buvo pažymėta, kad ne visai toj vietoj, kur mes inkaravome šalia, kad kažkas ten propelerį kažkur, neaišku. Bet tuščia buvo matyti ne veltui. Netoli tos vietos buvo du ženklai perspėjimo, bet jo, kažkas su propeler, net nesupratau, prie ko tas propeler. Ar čia susiję, ar nesusiję, bet jie švedų kalba, tai šansų suprasti nelabai. Po antro bandymo vėlgi lygiai taip pat, bet jau priplojo prie krantinės, atsistumėm, bandom trečią kartą. Į tą pačią vietą ir vėl identiška istorija. Nu, okei, bandom kitą vietą, nes jau pradėjo daryti įsitarimai, kad ten gal kažkokie akmenys ant dugno ir dėl to inkaras neįsikabina. Ir dėl to tos vietos yra tokios ganėtinai laisvos. Taikėm tada į kitą vietą, jau inkaras užkibo, bet užsivėlė inkaro virvės rite. Nežinau, kas čia įvyko, kaip jis tau užsivėlė, ką tu ten darai. Nieko aš nedarau, aš paleidau, vis užkliuvo, ten pasuku, kad prašoktų ir matyt, kažkaip gal daugiau išspjovė ir susivėlė, žinai. Nebuvo įtampos galbūt, dar kažkas tokio. Ta virvė pati ant savęs užsivėlė, ta prasme, kad viršutiniai sluoksniai tokie labiau susukti, apatiniai palaidi, susivėlę ir nuslinkę link centro. Ta virvė tada jau nebesivinioja nei pirmyn, nei atgal. Rankom Egi susirinko tą inkarą, išplaukėm lauk. Nu ir jau tada buvo labai daug keiksmažodžių paleista į trasą. Jau ir taip ten visą savo arsenalą rusiškų keiksmažodžių išdalijo, bet buvo dar daugiau, buvo apsišaukta viens ant kito. Jau ir man reikėjo įsiterpti, kad biški atmušt tą agresiją. Nu, ne agresiją. Frustraciją. Frustracija jau. Bet tada ir apsiraminai. Išplaukėm tada lauk iš uostelio, pradėjom galvot, ką čia daryti toliau. Tai arba plaukti į Nizhamną, arba bandyti sutvarkyti ritę. Mano mintis buvo tvarkyti ritę, nes aš jau nebenorėjau niekur plaukti. Nu, toli ganėtų. Ir tada Egis pasižiūrėjo, kad iki to Nizhamno yra 22 ar kažkas tai tokio jūrmylės, iki Nataro irgi panaši situacija. Niekur jau mes nebenorėjom trenktis. Tai tiesiog išardėm, kiek išėjo išardyti tos ritės. Išviniojau tas juostas į kitos vietos, kuri ten buvo susivėlusi. Turėjom jau pakankamai daug tos juostos, kad galėtume bandyti švartuotis dar kartą. Tai pabandėm vėl į tą pačią vietą, kurią bandėm paskutinę. Tada jau viskas gan sėkmingai. Tai visą dieną atsidaužė į vėją. Dar taip nesėkmingai prisišvartavę iš 5 karto. 5? 5. 3 kartus bandėm ten ant tų akmenų. 4 ir tada iš 5 karto prisišvartavom. Wow. Nu, būna ir taip. Čia toks vienas žiauresnių variantų. Nes irgi su to inkaru tokiu suveltu, nei 5, nei 10 kažkur kitur, nei prisinkaruot, nei čia labai kažkur prisišvartuot, daug kur naudojamas tas inkaras gale. Viskas gerai. Kas gerai baigės, viskas gerai. Niekas nesusižeidė, apart Makufelio. Bet atrodo gyvens Monika. Laivai nedužo. Jo, jokio laivo nesužalojam. Patys papildomai kažkaip savo nesulaužėm. Apart to, kas savaime lūžo. Kapitonas atsiprašė įgulos už negražą elgesį. Galim švęst, valgyt, pagaliau atplaukėm. Ką dar pastebėjai? Praradom vėliavą. Bet nesuprantu kur. Neturiu net jokio paaiškinimo. Tai arba krenuojant čia belenkaip kaip nuprotėję, kai varėm, galbūt jinai kaip nors išsiplakė ir iškrito. Arba kitas variantas, kai Egis inkarą traukia. Kur užtručką pamatys? Koks kitas variantas? Nežinau, neturiu. Aš paėmiau ir paslėpiau. Burtininkas atkeliavo ir išbūrė lauk vėliavą. Atvarė švedas pavogė, kai aš laivą ploviau.